Šią šaltą žiemą padaugėjo besikreipiančių į vaistininkus dėl įvairiausių peršalimo ligų. Dažnas skundžiasi kosuliu. Mes rekomenduojame pasitarti su šeimos gydytoju ir kartu patarime namų vaistinėlėje turėti augalinių preparatų. Vienas iš tokių preparatų būtų pektosano sirupas. Į jo sudėtį įeinantis gebenių ekstraktas pasižymi sekretą skystinančių poveikių, kartu mažina bronchospazmą ir gerina atsikosėjimą. Įeinantis pušų pumpurų ekstraktas mažina uždegiminį procesą, o vitaminas C stiprina organizmo apsauginės funkcijas ir padeda organizmui greičiau pasveikti. Šitas preparatas yra vartojamas po arbatinį šaukštelį 3-4 kartus dienoje suaugusiems ir vaikučiams nuo 3 metų galima skirti po arbatinį šaukštelį 1-2 kartus dienoje. Sirupo sudėtyje yra svarainių sulčių, todėl jis yra malonaus skonio. Tai yra natūralus preparatas, aš įsivaizduoju, labai gerai tinka vaikams. Šitas preparatas, be abejo, ir suaugusiems, jo sudėtyje yra pirmiausia tai gebeniai. O gebeniai tai irgi yra dabar žinomas augalas, kuris suskystina mūsų gleivės. O kai suskystina gleivės, mums žinoma lengviau jas pašalinti. Ir antras pagrindinė ta sudėtį įeina pušų pumpurai. O pušų pumpurai tai irgi pirmiausia tai kosulį mažina, antra uždegiminius procesus ir visus kitus uždegiminius procesus, kurie vyksta organizme, veikia. Ir žinoma, be abejo, turi įtakos ir čia tos kitos pašalinės, tos veikliosios medžiagos, kaip yra čia medus, ten kitos, kurios pagerina irgi organizmui pasisavinti šitos visas veikliasias medžiagas. Medus, svarainių sultys. Čia yra ir vitaminai, ir organinės rūgštys, skanu. Ir vat kai šitas visas bendras kompleksas, kaip sakant, bendras 5 visos veikliosios medžiagos galima pavadinti, sakykime, tai irgi labai sustiprina ir palengvina organizmui apsiginti ir įsikosyti, kaip sakant, išvaryti visus tuos pašalinius ateivius, kurie įeina į mūsų burną ir tikrai labai gerai veikia, be jokios abejonės. Ir dar kas noriu pasakyti, kad natūralūs visi, sakyčiau, šitie visi produktai, tai vien tik tas organizmui gerai, kad jie neapsunkina nei kepenų, nei mūsų tulžies, nei kasos veiklos, o pagerina tikrai mūsų visą šitą apsigynimo procesą. Dažnas skundžiasi gerklės skausmu. Mes rekomenduojame faringosprėjį. Į faringosprėjį sudėtį įeinantis medetkų aliejus pasižymi priešuždegiminiu poveikiu. Šaltalankių aliejus skatina ląstelių regeneraciją ir epitelizaciją. Ir to pasėkoje mažėja uždegiminis procesas ir gleivinė greičiau atsistato. Dėl klampios savo sudėties faringosprėjus puikiai padengia gleivinę ir apsaugo ją nuo išorinio žalingo poveikio. Faringosprėjus tinka purkšti vaikams ir suaugusiems 3-4 kartus dienoje po 1-2 papurškimus. Norėčiau pasakyti, kad šitas preparatas faringosprėjai tai yra vienas iš tokių, sakyčiau, geriausių preparatų tame, kad jame yra labai mums žinomos sudėtinės dalys. Tai yra medetkos, kuriems jau manau, kad daugumoje žino, kurie veikia. Yra uždegimas, spazmas atpalaiduoja ir gydančiai veikia, paprasta kalba. Tai yra flavonoidiniai junginiai, kurie apibrėžiant, galim pasakyti, veikia tos visus uždegiminius procesus. Dabar antras šaltalankis. Šaltalankis aliejus, bendrai šaltalankiai irgi niekam nėra abejonės jų poveikis. Tai čia irgi flavonoidiniai visi, jie veikia, reiškia, ir atpalaiduoja, ir uždegimus, ir spazmas nuima, ir viskas šitas visas. Tai vat bendrai šitas visas kompleksas, kaip sakant, šitie abu du augaliukai, jie tarp savęs labai gerai derinasi ir labai gerai veikia mūsų uždegiminius procesus burnos gleivinės ir gerklės. Ir be jokios abejonės tai yra tinka. Žinau, kad suaugusiam tai čia abejonės nėra, bet ir mažiems vaikams. O dabar viktorina. Nuo ko gydo šaltalankio aliejus? Nuo kojų grybelio, nuo žagsėjimo ar nuo gerklės skausmo? Dabar paskambinusiems telefonu 241 59 26 ir teisingai atsakiusiems į viktorinos klausimą dovana namų vaistinėlei Pektosan ir faringosprėjai.